Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 5-oji 2021 metų savaitė. Iš geresnių savaitės naujienų. Pinga prisijungimas prie elektros tinklų. Pirmin judama į Šiagalos radioaktyvių atliekų saugyklos ardymo projektas, o naujasis JAV vadovas iš peties imasi klimato kaitos. Iš tokių vidutinių naujienų, sniegas be elektros paliko 500 000 jos vartotojų, o ginčai dėl Vilniaus kogeneracinės jėgainės pasiekė teismą. Be visų šių dalykų, baltarusiškais degalais prekiauti pradeda rusų naftininkai ir aiškėja, kodėl Europos elektros sistema skilo į 2 dalis. Štai papunkčiui. Niekas negalės virkti mūsų politinės valios. Jungti su europiniais elektros tinklais. Turėti kiek įmanoma žemesnę kainą. Их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. Klaipėdos nafta šią savaitę paskelbė savo metinius rezultatus ir su investuotojais aptarė savo verslo perspektyvą. Bendrovė pranešė nebesitikinti, kad baltarusiški naftos kroviniai eksportui keliaus per Klaipėdą. Jie sudarė 23 ir 25% bendrovės naftos krovos atitinkamai 2019 ir 2020 metais. Kokią dalį pajamų bendrovė neatskleidžia, tačiau baltarusių sausį skelbtų konkursų sąlygose Klaipėdos uostas nebebuvo minimas kaip galima alternatyva produkcijos eksportui. Ankstesnės krovos sutartys su Belaruskąja Neftiannąja kompanija nėra nutrauktos, tačiau eksportas pagal jas yra pristabdytas. Tiesa, Klaipėdos nafta pastebėjo, kad Mozyriaus naftos perdirbimo gamyklos metinį mazuto pardavimo konkursą organizuoja nebeeksportuotoja BNK Limited, o kita Baltarusijos įmonė – Novaja Neftiannąja kompanija, trumpiau NNK. Anot Klaipėdos naftos, pastaroji įmonė organizuoja vis daugiau naftos perdirbimo gamyklų skelbiamų konkursų. NNK yra šviežia 2020 m. kovą Baltarusijoje registruota bendrovė. Ji oficialiai turi padėti Baltarusijai apsirūpinti alternatyvių naftos importų, taip pat pelningiau parduoti naftos produkciją. Neoficialiai kalbėta, kad naujas prekybininkas taip pat galėtų Rusijos bendrovėms padėti apeiti sankcijas. Tarp įmonės akcininkų 3 asmenys – Nikolajus Vorobėjus, Aleksejus Oleksinas ir Michailas Gucerjevas. Pirmieji 2 su Aleksandru Lukašenka siejami vietiniai oligarchai, Nikolajui Vorobėjui yra taikomos ES sankcijos. Rusas verslininkas Michailas Gucerjevas kita vertus yra Rusneft įkūrėjas, tiesiogiai valdantis 20% bendrovės akcijų. Rusneft yra didžiausia Rusijos naftos perdirbimo bendrovė. Ji per savo antrinę įmonę Slavneft valdo be kitų dalykų Baltarusių Mozyriaus naftos perdirbimo gamyklą, tą pačią, kurios konkursus dabar organizuoja NNK. Praėjusią savaitę ši gamykla gavo kompensaciją už žalą, padarytą, kai naftotiekių Družba buvo paleista chloro junginiais užteršta nafta 2019 metais. Kompensaciją sumokėjo koncernas Lukoil. Dėl iškritusio sniego šią savaitę elektros energijos tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 500 000 elektros vartotojų. Tai įskaitant trumpalaikius ir pasikartojančius gedimus. Elektros skirstymo tinklo valdytoja Ignitis grupiai priklausanti ESO sekmadienio rytą dar buvo neatstačiusi elektros tiekimo 610 elektros vartotojų. Elektros perdavimo tinklą valdanti Litgrid fiksavo 3 įvykius elektros perdavimo sistemoje. Jos valdos gerokai mažesnės, bendrovė valdo vos 7000 km linijų palyginti su 125 000 km valdomais ESO. Paskutinį kartą elektros tinklus stichija griovė pernai, kai kovą praūžė audra Laura. Nuo sniego ESO teko gintis per 2017 metų Velykas. ESO gedimų priežastimi nurodo ant elektros linijų užgriūnančius medžius arba ant jų nulinkstančias jų šakas ir ragina plėsti aplink juos esančias apsaugos zonas. Problemą spręstų ir elektros oro linijų keitimas požeminiais kabeliais. Tiesa, bendrovė primena, kad tai pareikalautų didelių investicijų. Siekdamas gerinti elektros tinklo kokybę, reguliuotojas patvirtino naują kokybės rodiklių aprašą. Pagal jį, vertinant tinklo patikimumą, bus skaičiuojami ir force majeure anksčiau laikyti įvykiai. Taip pat įtvirtintas aukštesnis minimalus paslaugų kokybės lygis – 95 vietoje 90 visoms operatorių paslaugoms taikomų procentų.
ESO pernai gavo beveik 63 000 eurų baudą už klaidingai teiktą informaciją apie elektros tiekimo nutrūkimus. Sausio 8 dieną Europos elektros sinchroninė zona valandai skilo į 2. Nuo šiaurės vakarų Europos buvo atskirti Balkanai, dalis Rumunijos ir Turkija. Incidentą tyrianti ENSO-E praneša, kad taip nutiko dėl Kroatijos Ernestinovo pastotėje įvykusios perkrovos ir kelių jungčių išsijungimo. Dėl to, dėl perkrovų išsijungė dar 14 elektros linijų ir pastočių Kroatijoje, Serbijoje ir Rumunijoje. Atsijungus linijoms, šiaurinėje sistemos dalyje atsirado 6,3 GW gamybos trūkumas, čia tinklo dažnis sumažėjo nuo 50 iki 49,75 Hz. Tuo tarpu mažesnėje pietinėje dalyje atsirado toks pat gamybos perteklius, o dažnis paaugo iki 50,59 Hz. Nepaisant to, elektros sistemos liko stabilios daugumoje Europos šalių. Tam prireikė gamybą didinti ir elektros poreikį mažinti vienoje ir jos gamybą mažinti kitoje lūžio pusėje. Prancūzijoje ir Italijoje buvo laikinai 1,7 GW sumažintas elektros poreikis. Dar 480 MW gamybos buvo pasitelkta Skandinavijoje ir Jungtinėje karalystėje. Pietinėje dalyje teko automatiškai ir rankiniu būdu atjungti elektros gamybos pajėgumus. Pavyzdžiui, 975 MW teko atjungti Turkijoje. Mažesnėje dalyje dažnis bangavo apytiksliai valandą. Incidento priežastys toliau tyriamos. ICOR grupiai priklausanti Axis Tech Vilniaus apygardos teismui pateikė 5 milijonų eurų dydžio ieškinį Ignitis grupės įmoniai už darbus atliktus statant Vilniaus kogeneracinę jėgainę. Iš viso pretenzijų valstybės įmonėms turi 6 rangovai. Jie skaičiuoja, kad šiuo metu restruktūrizuojama jėgainės rangovė Lenkų Rafako jiems liko skolinga apie 11 milijonų eurų. Įmonė siekia, kad šiuos įsipareigojimus perimtų užsakovė, valstybės valdomos įmonės Ignitis grupė, projektinė įmonė. Grupė atsako, kad pagal sutartį neturi teisinio pagrindo tiesiogiai mokėti subrangovams. Reguliuotojas patvirtino naujus ESO įkainius už prisijungimą prie elektros tinklų. Jau už 1 kW elektros įrenginių leistinos galios įrengimą ar padidinimą, priklausomai nuo grupės, mažėja nuo 8 iki 35%. Įkainiai už 1 metrą elektros tinklo vidutiniškai mažėja nuo 2 iki 5%. Mažėja ir maksimali kompensuotina projektavimo kaina, kai projektą vartotojas rengia savo lėšomis. Antros ir trečios grupės vartotojams ji traukiasi nuo 10 iki 18%. Nauji įkainiai bus taikomi apskaičiuojant prisijungimo įmoką asmenims, kurie sutartys dėl elektros įrenginių prisijungimo pasirašys po vasario 1 dienos. Antradienį baigtas Maišiagalos radioaktyvių atliekų saugyklos ekspertinis vertinimas ir pradėtas derinti jos griovimo projektas. Jį suderinus bus skelbiamas parengiamųjų darbų rangovo konkursas. Darbus tikimasi pradėti vasarą. Maišiagaloje buvo saugomos pramonėje, medicinoje ir mokslinių tyrimų metu susidariusios radioaktyviosios atliekos. 1989-aisiais buvo nuspręsta saugyklą uždaryti, o procesas pajudėjo 2016-aisiais. Numatoma, kad atliekos bus išgabentos ir teritorija sutvarkyta iki 2023 metų pabaigos. JAV prezidentas Joe Bidenas pasirašė 2 vykdomosius įsakus ir 1 memorandumą skirtą klimato politikai. Be kita ko, jais pristabdomas naujų federalinės žemės nuomos sutarčių sudarimas naftos ir dujų gavybai, nurodoma įstatymo ribose naikinti subsidijas iškastiniam kurui nuo 2022, perkant JAV gamintą produkciją bus kuriamas netaršus federalinis automobilių parkas ir netarši elektros energetikos sistema iki 2035 metų. Taip pat bus ieškoma būdų nukreipti Pasaulio banko ir Tarptautinio valiutos fondo investicijas nuo taršių link žalių investicijų. Šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams ir pažįstamiems, galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią sekdami galėsite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Kaip bene viskas šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria socialiniuose tinkluose.
Aprašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas, taip pat ir į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.